Ir žinai, čia labai dažnai prieš santykius arba pradedant santykius žmonės galvoja, kad jis nepasikeis arba ji nepasikeis. Ir labai dažnai moteris nori pakeisti tą vyrą, jau gavau ir dabar jį pradėsiu keisti. Ir byloja tokia, žinai, egzistuoja tokia mintis, kad žmogus nepasikeis. O dabar tu sakai, kad mes keičiamės pastoviai, keičiamės santykiuose, tai kaip yra? Man vis laikas mūsų, iš kur kyla ta idėja, kad žmonės nesikeičia, nes vienintelis dalykas, kas tikrai akivaizdu, tai kad mes keičiamės. Jeigu atsuksi save prieš 10 metų ir dabar, tikrai nesi tokia pati kaip buvai. Ir aš nesu. Tai kaip mes sugebam pagalvoti, kad žmonės nesikeičia, kad jie nesikeis taip, kaip mes norim, tai tas tiesa. Nes labai dažnai pastebiu, kad tai yra tik tai apie žodžius, žinai. Aš pasakiau, kad su manim taip negalima, bet tai yragi neverbalinė kalba, aš turiu parodyti, kad su manim taip negalima, nesutikti su tuo. Ir labai dažnai čia moteris irgi paslysta. Nu, vat, kas stebi, žinai, iš savo klienčių. Sako, aš jau moku brėžti, aš pasakiau, bet jinai toliau leidžiasi. Čia neriba, čia tik pasakymas. Ir tas pasakymas gali skambėti labiau netgi kaip priekaištas, nei kaip riba. Ir tai reiškia, kad, žinai, aš ir dabar esu santykiuose, nu kiek mes su Dovilė esam nuo 6 metų. Tai jau tuoj bus arti 20 metų. Ir per šitiek laiko jinai vis dar geba suteikti man iššūkių, kuriuos man reikia spręsti ir aš gebu jai suteikti problemų, kurias jinai. Aš tau labai dėkinga už šį, žinai, sakinį, už šiuos sakinius, žinai, kodėl pagalvoju, nes labai daug yra moterų, kurios kaip tik bijo, žinai. Labas draugai, šiandien turėsiu pokalbį labai įdomų, bet kuris gali patikti tikrai ne kiekvienam, nes pas mane svečiuose Arnas, ekspertas santykių, kuris į vatą nevynioja. Jo, aš taip stengiuosi privengti eksperto, nes kiekvieną dieną vis dar mokausi apie santykius ir manau, kad turbūt iki galo gyvenimo ir teks mokytis, nes santykiai labai toks plati tema ir gilus mokslas, jeigu čia galima mokslo vadinti. Na, iš tikrųjų, santykiai yra sudėtingas dalykas, nes jie keičiasi kiekvieną kartą su kiekvienu žmogum. Ir net su to pačiu, žinau. Nes to pačiu tęsiant santykius keliasdešimt metų, mes vis iš naujo turim pažinti žmogų, vis iš naujo turim pažinti save, mūsų poreikiai keičiasi, vertybės kinta ir mes tam nuolatiniam kisme esam. Ir žinai, čia labai dažnai prieš santykius arba pradedant santykius žmonės galvoja, kad jis nepasikeis arba ji nepasikeis. Ir labai dažnai moteris nori pakeisti tą vyrą, jau gavau ir dabar jį pradėsiu keisti. Ir byloja tokia, žinai, egzistuoja tokia mintis, kad žmogus nepasikeis. O dabar tu sakai, kad mes keičiamės pastoviai, keičiamės santykiuose, tai kaip yra? Man vis laikas mūsų, iš kur kyla ta idėja, kad žmonės nesikeičia, nes vienintelis dalykas, kas tikrai akivaizdu, tai kad mes keičiamės. Jeigu atsuksi save prieš 10 metų ir dabar, tikrai nesi tokia pati kaip buvai. Ir aš nesu. Tai kaip mes sugebam pagalvoti, kad žmonės nesikeičia, kad jie nesikeis taip, kaip mes norim, tai tas tiesa. Čia kitas dalykas. Nes mes norim, kad pasikeistų būtent, kad to atsisakytų, tą prisidėtų savybę savo gyvenime, bet to tai nebus. Bet mes keičiamės. Ir, žinai, santykiai turbūt geriausias apibrėžimas, kokį esu girdėjęs, kad santykiai yra skirtumų valdymas, nuolatinis skirtumų valdymas. O man atrodo, šis santykiai yra geriausia vieta, kur mes galim mokytis savęs, mokytis komunikacijos ir daugybę dalykų sužinoti apie save. Nežinai, gali sėdėti vienas namuose, skaityti visas knygas, peržiūrėti visus podcastus, bet tik tai susidurdamas su kitu žmogum, apsitrindamas į kitą žmogų, iš tikrųjų pradedi keistis. Ir... Nu, čia matai, čia yra tas toks vėl mitas arba, nežinau, tokia tiesa, kurią žmonės bando savo įteikti, kad man nepavyko, pavyzdžiui, santykiai, tai aš dabar einu, susitvarkysiu su savim, išmoksiu jau būti santykiuose ir tada ateisiu į naujus santykius. Tai kažkiek dalykų mes galim išmokti kaip ir dviračiu važiuoti, mes galim teoriškai perskaityti, kaip reikės važiuoti, bet po to važiuosim, tai mes jau su dviračiu, jau tenais mokysimės. Taip ir santykiai, tik tai santykiuose atsiskleidžia tos sunkiausios mūsų emocinės žaizdos, kurios yra iš praeities, tas emocinis bagažas, nes kol santykių nėra, kol nėra žmogaus, kuris labai gerai mus pažįsta ir moka paspaustos skausmingus mygtukus, tol mes pakankamai ramiai galim ir gyventi ir atrodyti, kad aš jau čia susitvarkiau, aš jau išgyjau, čia to bagažo nėra.
Labai noriu apie tai iš tikrųjų pakalbėti, nes ir mano klienčių tarpe yra labai daug tokių jaunų merginų, kurios yra labai sąmoningos, kurios praėjo daugybę visokiausių praktikų, psichologų ir taip toliau, ir sako, pradirbtos, ne, visiškai. Ir iš tikrųjų ne tik klienčių tarpe, bet ir, pavyzdžiui, su draugiam, su pažįstamom, kai šnekam, ypatingai tos moteris, kurioms sunkiau užmegzti santykius, būti arba užmegzti ilgalaikius santykius, gyvena tokioj, žinai, keistoj paradigmoj, kad, jeigu sutikau vyrą ir jis kažkoks nepaėjo, žinai, netinkamas, manipuliatorius, ten narcizas, dar kažkas, tai matomai čia mano savivertė dar yra žema, kad aš tokius vyrus pritraukiu. Ir tada kita dalis, tų klienčių būna, sako, aš jau viską pradirbau, jau ir tą dariau, kodėl aš vis pritraukiu tos netinkamus vyrus. Ir man atrodo, apie šitą momentą reikia kalbėti, nes žmogus tikriausiai pritraukia visokius, kaip, žinai, visus skirtingus, tinkamus, netinkamus. Ir tai nėra taip, kad mes galim prasidirbti ir tada, žinai, šviesim kaip žvaigždė ir prie mūsų prisitrauks tik tai kažkokie geriausi. Ką tu apie tai manai? Tu labai gerai mane pristatei, nes čia tikrai ne visiems patiks, ką aš noriu pasakyti. Mes vienas kito esam verti santykiuose. Ir kai man ateina ir pasakoja, kad mano antra pusė elgiasi taip, o aš tai esu angelas, tai nesvarbu lytis. Tai aš žinau, kad ne visai atvirai tada galbūt su savim kalbam arba ne viską matom, nes jeigu viena pusė labai stipriai yra budelio kokioj rolėje ir galios tokioj pozicijoje. Tai reiškia, kad mes lygiai tiek pat, kiek anas žmogus yra disfunkcijoje, tai galios, lygiai tiek pat mes nemokam brėžti ribų. Tiesiog kitoj vietoje yra iššūkis, priešingybė, bet jis yra. Ir po šitiek metų, aš nežinau, santykius analizuoju 10 metų turbūt. Ir po 100 porų, su kuriuo man yra tekę bendrauti, aš galiu drąsiai pasakyti, kad neradau nei vienos tokios, kur vienas kito nebūtų verti. Tai reiškia, kad jeigu aš gal ne visai tos, žinai, tiesioginę lingvistiką mėgstu, tai kad pritraukiam tą žmogų, tai yra psichologinis procesas. Mes natūraliai, netgi jeigu būna susipažįstam su atrodo visai normaliu žmogum, bet atsiskleidžia tos savybės. Tai yra, jeigu mes galų gale, pavyzdžiui, susipažinom su žmogum, nemokam brėžti ribų, tai natūraliai po truputį ta nelygiavertiškumo dinamika pradės imti viršų. Tai reiškia, kad mes vis pataikausim, lyg ir nieko blogo pats žmogus nenorėjo, bet kai mes pataikaujam, mes pradedam jausti nuoskaudą, pradedam pikčiau pasakyti, kitas žmogus dar pikčiau atsakys atgal. Ir užsiveda tas ciklas, kuris pradžiai nesijaučia, čia yra lėtinės problemos. Ir po kažkiek metų mes pradedam galvoti, ar tam po netgi kažkiek mėnesių, kas čia atsitiko? Kodėl tas žmogus, kuris buvo mano ten princesė, princas, dabar yra... Ragana. Jo, pavirto į raganą, ar ten į varlę, princas pavirto, žinai, iš pasakų, bet kažkas atsitinka. Tai tas atsitinka, tai mes patys savo psichologiniais veikimo mechanizmais privedam tą dinamiką prie to, kad kitas žmogus irgi išreiškia tas savo ne pačias geriausias savybės. Ir dėl to sakau, kad mes vienas kito vertės. Ar tai reiškia, kad pavyzdžiui aš arba tu kitose santykiuose atsiskleisi visai kitaip? Ir tarkim, du žmonės, su kuriais tarkim aš bendrausiu, vienas sakys apie mane vieną, kitas visai kitokią turės nuomonę. Jeigu imsim ilgalaikius santykius, kur yra pagrindinė mano susidomėjimo sritis, ne romanus, tai netgi priešingai sakyčiau, mes visuose santykiuose vis tiek susidursim su tom pačiom savo elgsenos bėdom, iššūkiais. Jeigu nemokėjau brėžti ribų vienuose santykiuose, tai kad aš ateisiu į kitus santykius ir staiga mokėsiu brėžti ribas, nebus. Gali būti, kad ilgiau tęsis, pavyzdžiui, tas procesas, nes antra pusė bus sąmoningesnė ir supras, kad aš nebrėžiu ribų ir pasistengs palaikyti mane. Gali būti, kad surasiu tokią antrą pusę, kuri padės man save pažinti ir netgi ugdytis ir tada tikrai pasikeis santykis. Bet tai bus dėl to, kad aš augau, o ne dėl to, kad elgiausi taip pat. Bet jeigu nekalbant apie tą augimo procesą, jeigu mes ateiname į vienus santykius, mes matom viešoje erdvėje, žinoma žmonės susiranda antrą pusę, atrodo meilė iki begalinė, baigėsi meilė, skyrybos, susiranda antrą pusę, meilė begalinė, baigėsi ir tas keičiasi ir atrodo, bet tas tai jau tikras, čia jau ta tikroji mano antrą pusė. Ar tikrai? Jeigu mes nieko nekeičiam, tai nesikeičia santykis. Tai visgi mes pritraukiam ar pasirenkam partnerį?
Aš žiūrėdamas į tuos psichologinius modelius, labiau gal būčiau linkęs sakyti, kad mes komfortabiliai jaučiamės, kai mes surandam savo disfunkcijos veidrodinį variantą. Tai, Susikabino traumom yra toks išsiaiškinimas. Jo, tai vat, čia ir yra ta esminė vieta, kad jeigu aš noriu kontroliuoti ir valdyti, tai tikėtina, kad aš komfortabiliai jausiuosi su žmogum, kuris mažiau moka brėžti ribas. Ir mums atrodys, kad tuo metu, kaip mes tinkam, kaip viskas fainai. Ir įsimylėjimo periodu net netrodo, kad čia blogai, nes ta kontrolė primama visai draugiškai ir ta kontrolė netrodo kažkokia... Kaip rūpestis gali atrodyti. Taip. Ir tas ribos nebrėžimas atrodo, tai vat mane supranta ir už mane nusprendžia, bet ilgainiui tai pradeda santyki griauti. Ir vat čia tas, žinai, toks ryškiausias gal pavidalas, kuris vyksta. Yra dar ten tų visų gilesnių tokių procesų, kurie susiję su santykiai su mama, su tėčiu, kurie vyksta po to, bet juos sunkiau išrišti taip pat akivaizdžiai. Bet tokius paprastus pavyzdžius labai lengva pateikti, kad kai mes vienas moka brėžti ribas, kitas moka kontroliuoti, tai mes kartu sunkiai jau būsim. Man tai, žinai, apie ką yra pradėjai kalbėti apie vaikystę, apie mamą, apie tėtį, nes aš dirbu su emocijom žmonių ir labai dažnai vis tiek ir emocinis valgymas ir kiti dalykai grįžtame tą vaikystę. Aš esu emocinis valgytojas. Tai pakalbėsime. Kaip man to išvengti? Aš iš vis, iš tikrųjų, kai rašiausi, žinai, pažiūrėjau, galvoju, tai kalbėsim apie tai, kaip neėsti savęs santykiuose ir kaip neėsti savęs ir kaip neėsti šiaip. Ir kaip neėsti, kai ėdam santykiuose. Tai iš tikrųjų čia yra pagrindinė priežastis, kodėl tave pasikviečiau, nes yra labai daug klienčių, kurios ateina dėl svorio, žinai, dėl emocinio valgymo ir jos jau pasiruošusi, sako, aš noriu ten šitą keisti. Ir mes pradedam gilintis į tą temą, valgymo įpročių, emocijų, viso kita ir prieinam, žinai, kaip atsiremiam į tos santykius, nes namuose yra tam tikra atmosfera. Nes nemoka brėžti ribų, čia vienas iš pagrindinių tų dalykų, dėl kurių pas mane kreipiasi, žinai, iš kitos tos pusės. Ir kartais, kai aš stebiu tokias moteris, kurios yra 10, 15, 20 metų santuokoje, atrodo, kad jos yra iš vis kaip spąstuose, žinai, jos ateina tarsi jau dėl savęs kažką keisti savyje, sveikatą, išvaizdą ir gal net dėl to vyro truputį, žinai, patikti, bet jos jaučiasi spąstuose, nes negali pakeisti santykių, žinai, ir man atrodo, kad galbūt tu ir šiandien mes kartu per tą podcastą, žinai, atskleisim kažkokius naujus ėjimus, apie kuriuos gal tos moteris net negalvoja. Tai čia buvo pagrindinė mano tokia, žinai, idėja, kodėl susišvietė, galvoju, reikia panom padėti. Bet aš grįšiu dar prie šito klausimą vėliau, o dabar apie tą, žinai, pradirbimą ir apie tėvus, ką norėjau pasakyti, kad man atrodo, kad tas dabartinis mada tokia pradirb save, pakelsiu savivertę ir tada bus ofigieniniai santykiai, yra irgi iš tos vaikystės, žinai, tapsiu gera mergaitė, tik kitaip, arba gerų berniukų. Pasieksiu, ten gausiu diplomą, 10, medalį ir tada jau mane matys, žinai, geri vyrai arba geros moteris ir tik tokie su manim norės bendrauti. Man atrodo, čia yra mitas. Pabėgti nuo savo to savęs priėmimo gal, nes mes, žinai, tas pradirbimas dažnai net į tą patį dvasingumą žmonės nueina kartais ieškodami pabėgimo nuo realybės. Ir mes įvairiais būdais bėgam ir ėsdami. Taip, būtent. Ir bandydami tenais nueiti. Tai jo, bandom pabėgti, bet man, žinai, mane pasiekė dažnas toks klausimas, kad aš tiek dėl santykių stengiausi. Ir aš tiek augau, o antra pusė neauga ir mums jau nebepakeliui. Čia, žinai, iš mano temos, čia kuris... Istorija iš dalies, ne? Ir pas mane panašiai atrodė, žinai, kur galvojam, kad aš jau augau, bet tiesa tokia, kad jeigu jūs augat santykiuose, čia žiūrovams labiau, jeigu, žinai, augat santykiuose ir santykis nesikeičia, tai neapgaudinėkit savęs, jūs neaugat santykiuose. Jūs augat kažkokiose kitose srityse, gal savo dvasingume, gal savęs pažinime, gal dar kažkur. Jūs augat, aš neginčiu to, galbūt. Bet jeigu mes augam santykiuose, mes gebam juos megzti, mes gebam brėžti ribą, mes gebam sukurti ryšį, mes gebam atsiprašyti. Nes jeigu mes keičiamės, antra pusė negali nereaguoti į tavo pokyčius santykiuose. Nes, žinai,
Kodėl aš tas ribas taip mėgstu dabar vis paimti, nes čia yra sunkiausiai nuginčiamas, ypač kai nedaug laiko turiu, kai tik valandą turiu, sunkiausiai nuginčiamas dalykas. Antra pusė negali nereaguoti, jeigu jūs brėšit ribą. Nes ribos brėžimas yra padarimas taip, kad antra pusė nebegalėtų tęsti to, ką tęsia daryti su jumis. Iš principo. Iš principo, jeigu išmoksti tą ribą brėžti, nes labai dažnai pastebiu, kad tai yra tik tai apie žodžius, žinai. Aš pasakiau, kad su manim taip negalima, bet tai yragi neverbalinė kalba, aš turiu parodyti, kad su manim taip negalima, nesutikti su tuo. Ir labai dažnai čia moteris irgi paslysta. Nu, vat, kas stebi, žinai, iš savo klienčių. Sako, aš jau moku brėžti, aš pasakiau, bet jinai toliau leidžiasi. Čia ne riba, čia tik pasakymas. Ir tas pasakymas gali skambėti labiau netgi kaip priekaištas, nei kaip riba, jeigu mes savo veiksmais to neįrodom. Žinai, nu čia vienose mokymuose mes analizavom tokį labai, atrodo, keistą klausimą, bet labai reprezentatyvų, kad sako, man nepatinka, kai rūkau automobilyje. Aš noriu, kad nerūkytų automobilyje antrą pusę. Nu gerai, sakau, tai brėžk ribą. Bet, sako, man nepatinka, kad iš vis rūko. Sakau, kai jo automobilis važiuoja, mes turim suprasti, čia nesvarbu, ar aš pritariu ar nepritariu, aš iš vis nerūkau, bet mes negalim kontroliuoti, ar kitas rūkys ar ne. Kur tu gali brėžti ribą, kad tu nevažiuosi automobilyje, kuris rūko. Taip. Ir čia yra, sako, bet tada man išlipti reikės. Taip. Nu taip. Nu, nes čia yra riba, nes jeigu tau tai yra nepriimta ir dėl to ribų nereikia brėžti visur, nes gal tau visai patogiau nuvažiuoti ir tam parūkytam automobilyje, gal jūs galite ten sutarti kažkaip. Ir mes kalbėjom ir po to prie labai gero tokio pavyzdžio, kad, gal ir nenoriu išlipti, bet sakau, o jeigu tu važiuotum su mažamečiu, net ne mažamečiu, su kūdikiu, aš gimdymą namų pasiėmė kūdikį ir automobilyje rūko, tikrai liktum automobilyje? Ne, sako, tada išlipčiau. Ir tada mes pradedam aiškintis, kad vis dėlto yra riba, mes turim ribas, tik mes turim nemeluoti savo, kad čia yra riba, nes kai kuriuose vietose yra tiesiog bandymas priekaištauti, kontroliuoti, bet šiaip man patogiau važiuoti ir tegu rūko. Nes kai paimam kūdikį automobilį, jau tada paaiškėja, kad, tikrai nevažiuočiau, išlipčiau, jau geriau išsikvieščiau kažką, kas nuvežtų, nes gali pakenkti sveikatai, gyvybei ir... Jo, iš tikrųjų tai yra apie santykį su savim. Man iš vis atrodo, kad labai yra svarbu paminėti ir tai, kad konfliktas nėra pabaiga ir kad jeigu aš brėšiu ribas, tai aš neinu į kovą su tavim, aš tau padedu, nes ir tau su manim bus lengviau. Kai tu suprasi ir aš neturėsiu nuoskaudų. Čia du dalykai, susiveda. Santykiuose pirmas dalykas reikia suprasti, kad konfliktai yra normali santykių dalis. Visų santykių, ilgalaikių, nušvitus, jeigu tokių yra, nėra nušvitusių žmonių, kad ir kiek mes domimės santykiais, mes su Dovilė konfliktuojam. Ir tai yra normalų klausimas, kaip mes iš to išlipam, ar po to konflikto lieka nuoskaudos ir jų nesprendžiam ar sprendžiam. Ir jeigu mes mokam spręsti konfliktus ir nebandom ieškoti, kas kaltas, kas ne, o galų gale išsprendžiam taip, kad nuoskaudos būtų išspręstos, tada viskas gerai. Ir mes galim konfliktuoti. Ir tada antras dalykas, ribos brėžimas visada yra susijęs su konfrontacija. Ir nepatinka žmonėms brėžiamos ribos. Pagalvokim, nepatinka niekam, vaikam nepatinka, kaip brėži jiems ribas, suaugusiems nepatinka. Nėra taip, kad tu atėjai ir pasakai, kad man nėra priimtina, kaip tu elgiesi ir aš taip neleisiu su savimi elgtis ir kitą kartą aš atsitrauksiu, išlipsiu, dar kažką padarysiu ar ne. Ir kad kitas sakys, oi, kaip ačiū, kaip fainiai, kad tau nepatinka, kad tu išsakei, kažkuriam momente kartais gali taip nutikti, bet dažniausiai tai pirminė reakcija bus instinktyvi, nerimas, pyktis, kaip čia dabar, visą laiką buvo gerai, dabar nebegerai, visiems gerai, tau negerai, ar ne? Ir mes piktinsimės, kai mums brėž ribą, mes piktinsimės, bet tai yra dalis žaidimo to. Jo, labai gerai, kad tai yra žaidimo, žinai, nes tai gali tapti smagu ir įdomu. Taip. Apskritai, kaip tu ir sakėjai, kad santykiai yra vienas iš labiausiai ugdančių procesų mūsų gyvenime, tai tas augimas, man labai patinka jo sąsaja su žaidimu, nes kai mes žaidžiam, pavyzdžiui, kokį nors žaidimą ir pirmam lygi jau labai lengvai laimim, tai mums nebeįdomu darosi, tai mes norim antro lygmens. Tai sutart patiems su savim yra vienas žaidimo lygmuo, bet po to išmokti sutart su savim gyvenant su kitu žmogum, ilgojo laikotarpiu jau yra kitas lygmuo. Turėti vaikų tame santykyje yra dar kitas lygmuo. Ir, mes žaidime, žinai. Žinai, man atrodo, man dabar būtų lengva, žinai, klausytis tavęs, tavo paskaitų ir pradėti
kurti tinkamus santykius. Nu, nes tarsi nuo tuščio lapo, nuo starto viskas yra taip švaru, faina, pastatysim čia, žinai, tvirtus gerus santykius. Bet kai eina kalba apie tas poras, kurios jaus kartu su savim ten 10-15 metų, apie žmonės, kurie tiesiog galbūt jaučiasi spastuose, santykiuose kaip spastuose, tai man atrodo, kad gal net neįmanoma čia kažką jau pakeisti. Net priešingai, sakyčiau, žinok, jiems lengviau šiek tiek. Kodėl? Nes, kaip, nuo pat pradžių žiūrint, kai santykiai formuojasi, tai pirmas įsimylėjimo etapas ten beprotiškai sunku kažką sąmoningo daryti, nes tuo metu mes būnam įsimylėję, emocingi, mums ten viskas tinka, mes skraidam padebesiais ir tik tai vėliau mes prieinam prie realaus santykių paveikslo, kuriame mes jau kažkiek pažįstam, tai jie dalį to mėšlo yra jau praėję, su kuria tau dar tik teks susidurti, žinai. O kada suprast, kaip atpažinti tą laikotarpį, kad jūs jau matot realų paveikslą? Tada, kai, žinai, kada pasidaro sunku. Kai nusivilia. Jo, aš esu matęs daugybę porų ir aš nesu matęs poros, kuri turi įkvepiančius santykius ir nebūtų turėję kažkokios didelės santykių krizės ar net kelių krizių. Ir tai reiškia, kad kai mes prieinam prie pirmos krizės, tai yra santykių dalis. Tai nėra, vėl netinka man. Jeigu turi iliuziją, kad santykiai yra tokie, kur mes visą laiką tik tai sutarėm, niekada nesipykstam, nėra jokių skirtumų, tai tai yra iliuzija. Tokie santykiai neegzistuoja. Taip kaip norėčiau, kad visą laiką saulė šviestų, nešviečia visą laiką, būna diena naktis. Norėčiau, kad visą laiką vasara būtų, nėra pas mus visą laiką vasara, yra ir vasara ir žiema. Tas pats ir santykiuose yra procesai, yra tas ciklas, kada mes labai gerai sutarėm, yra ciklas, kada mes pradedam norėti tą savo autentiškumą, tą savo savastį atgauti ir tada jaučiamės lygiai kalinti tuose santykiuose ir mums reikia išmokti būti savimi santykyje šalia su kitu žmogum. Ir negriauti jo. Ir nunėsti jo bent jau, ir nėsti pačiam, pačiai po to. Ta prasme, mes turim išmokti jo nėsti, arba jos ten nėsti, išmokti būti pačiam su savim tame santykėje, turim išmokti kurti ryšį, turim išmokti kurti intimumą, turim suprasti, kaip ilgalaikiuose santykiuose formuojasi geismas, aistra, jeigu norim ilgalaikių santykių, nes viskas paprasta, kai yra euforija, pradžia, kaip sakai, ir tada atrodo, kaip aš gerai taikau visus mokymus. Ne mokymus taikai, tada instinktai mus veikia ir mes... Hormonai padeda ir... Ilgalaikiai santykiai, instinktyviai, žinai, mes esam suformuoti labiau sukurti trumpalaikį ryšį, daugintis, judėti link kito partnerio instinktyviai, bet mes negyvenam prieš 100 000 metų, mes gyvenam dabar ir mes galim sąmoningai pasirinkti, kur ilgalaikius santykius. Ir turėdami dabartinės psichologinės žinias, mes net ir po tų 10-15 metų drąsiai galim išlipti. Aš dažnai už klientus esu užtikrintesnis, kad jie gali išlipti, jie patys gali patikėti. Tai labai padeda, žinai, nes bent vienas tiki. Taip. Jiems reikia, žinai, vienas iš tokių paprastų dalykų, kas tikrai gali padėti žmonėms, ko labai trūksta, tai pasižvalgyti po savo aplinką ir pažiūrėti, tarp ko aš randuosi, tarp kokių porų. Jeigu aš esu santykiuose ir aš nuolatos susitikus su draugiam ar draugais, pasakoja apie savo antrą pusę, ką vėl padarė blogo, koks negeras, kokia tenais jinai tokia ar anokia. Ir jie tą patį daro, labai sunku bus kurti santykius, nes mes net nematom pavyzdžio žmogaus, kuris turi tvarius santykius. Tai vat, žinai, norėjau ir paklausti, ką tu atsakysi singlams, tokiem, žinai, kurie labai dažnai pasisako, kad, žinote, aš pasirinku neturėti santykių, nes aš nematau aplink save nei vienos poros, kuri būtų pavyzdžių, kad aš vat noriu, va taip. Žinai, kaip, aš paimsiu tokį pavyzdį, labai nedidelis kiekis žmonių nubėga 100 metrų per greičiau nei 10 sekundžių, arba tenais mylia per greičiau nei 4 minutės. Ir kai kalbintum, žinai, kad tu bėgiok ir sakytum, aš nebėgiausiu, nes nematau nei vieno čia aplinkui save, kuris nubėga ten 100 metrų per 10 sekundžių. Taip, nes jų yra nedidelis kiekis.
Kaip ir visose srityse, jeigu paimsi grožio industriją, ten gerų specialistų nėra daug, jeigu paimsi sportą, tai tenais tų žmonių, kurie yra įvaldę tą procesą, nėra daug. Ilgalaikiai santykiai irgi yra procesas, kuriame didžioji dalis žmonių, neapsimeskim, feilina. Tu pradžiai minėjai, kad mes tarsi esam sutvirti labiau trumpalaikiam, žinai, kaip sakai, daugintis, paliekam ir einam toliau. Mūsų instinktai tvirti. Nu, gerai. O kam tada man stengtis dėl tų ilgalaikių santykių? Nes dabar eina kalba labai, žinai, sunkiai atrodo viskas. Toksai, nes, žinai, kai buvau labai jauna, kai prisiskaitai pasakų, prisižiūri filmų, tai tau taip ir atrodo, kad sutiksi vieną dieną tinkamą žmogų, jūs įsimylėsite, tada viskas vyks kaip pagal grafiką. Ir bus darni šeima. Ir taškas. Visą laiką šypsositės, sėdėsit romantiškai prie židinio, arba atostogausit su vyno. Ten gimdysit vaikus, ten statysit namus, kažkas tokio turėtų vykti. Jo. Ir taip neatsitinka. Čia tokia tema, kuri irgi šiek tiek provokuojant yra. Santykių prasmė. Kodėl reikalingi ilgalaikiai santykiai apskritai? Kam tada man tiek įdėti darbo, žinai? Ir aš šitą klausimą užduodu žmonėms, sakau, kodėl jums reikalingi. Ir žmonės sako man priežastis. Numeris 1 priežastis - saugumas. Numeris 2 priežastis, kad nori palaikymo, paramos, pagarbos ir dar kažko. Ir tada pradėkim galvoti. Saugumas. Noriu, kad man suteiktų saugumą. Paramos. Noriu, kad man suteiktų paramą. Pagarbos. Noriu gauti. Tai kažkas tame santykė turės duoti. Tai kaip aš čia pasiemu vergą, kuris man turės duoti dabar viską? Ne, sako, tai aš irgi duosiu. Ta pati. Kiek, kaip. Ir tada mes pradedam dėlioti. Žinai, aš taip bandau iškonstruoti visą tą procesą. Tiesa yra tokia, kad kažkuriais periodais mes gausim tai iš santykių. Bet kažkuriais periodais mūsų antra pusė bus pavargus arba neturės emocinio, finansinio, fizinio resurso, negalės, psichologinio resurso neturės duoti tų dalykų. Kas tada? Skyrybos jau viskas. Tada jau kitas, kuris man ar ten kita, kur turi duoti. Nesąmonė. Tai mes turim žiūrėti, kokios santykių prasmės yra tvarios, kad santykiai būtų ilgalaikiai. Aš nesu už tai, kad visi privalo turėti ilgalaikius santykius. Jeigu žmogus nusprendžia, kad jis nenori ilgalaikių santykių, kas aš toks, kad sakyčiau, kad tu privalai turėti ilgalaikius santykius? Ne, gali neturėti. Bet mes turim suprasti, kad jeigu turim ir norim juos tvarius turėti, tai ilgalaikio santykių prasmės yra tos, kuriuose mes galim išbūti net kai bus sunku. Pavyzdžiui, ką mums gali suteikti antra pusė be jokių pastangų nuolatos, yra turbūt vienintelis dalykas, arba jo atmainos įvairios. Tai augimas, apie ką tu minėjai. Nes kas yra augimas? Augam mes tada, kai mums sunku. Ir sporte mes augam, kai sunku, ir santykiuose mes augam, kai sunku. Jeigu mes norim būti išmintingi, mums reikia problemų ir spręsti jas. Mes negalim sakyti, duokit man išminties, aš tiesiog pasėdėsiu ir gausiu išminties. Išmintis ateina iš to, kad mes sprendžiam problemas ir tada galų gale išmokstam jas spręsti. Tai antra pusė mums problemų sukurti tikrai gali. Taip? Be jokių pastangų. Reiškia, be jokių pastangų mums gali suteikti augimą. Ok, dabar turėsiu motyvuoti. Ir tai reiškia, kad, žinai, aš ir dabar esu santykiuose, kiek mes su Dovilė esam nuo 6 metų. Tai jau tuoj bus arti 20 metų. Ir per šitiek laiko jinai vis dar geba suteikti man iššūkių, kuriuos man reikia spręsti, ir aš gebu jai suteikti problemų, kurias jai. Aš tau labai dėkinga už šį, žinai, sakinį, už šiuos sakinius, žinai, kodėl pagalvoju, nes labai daug yra moterų, kurios kaip tik bijo, žinai, kažkokis sunkumas, jos labai prisitaiko. Jeigu aš noriu būti santykiai, aš turiu, žinai, pritildyti save, prisitaikyti tam, kad, mane pasirinktų, kad visos šitos tai ten raganos, o aš būsiu, žinai, ta gera, kurią pasirinksiu, kurio bus. Man atrodo, čia labai svarbu tai, kad tu sakai, kad vertė yra kaip tik kitame. Kad kai žmogus yra savimi, kad gal kartais ne tai, kad provokuoja, bet tiesiog taip atsitinka, kad sukuria ir leidžia kitai pusiai augti. Čia nėra tik tai problema, čia yra ir leidimas antrai pusiai augti. Ir čia ta pati žaidimo analogija, tai kas žaidimą padaro įdomu, tai įvairūs priešininkai, bosai ten visokie, su kuriais susiduri, ten juos reikia įveikti, tai santykiuose tie bosai yra problemos.
Va. Ne antrą pusę reikia įveikti. Sakyk, bet... Jo, čia labai svarbu, ne antrą pusę. Ne antrą pusę. Nes antrą pusę kovojam. Nes mes, supranti, abu mes esam skirtingi. Tai gerai, tai mes esam skirtingi, tai kurio vertybės yra teisingos? Kai paklausi šitą klausimą, tai visi sako, tai ne, tai abiejų, tai aišku, kad gali būti skirtingi. Bet mano labiau. Bet kai esam santykiuose, atrodo, mano tai teisingesnės. Tai aš tau įrodysiu, žinai. Tik čia pakalbėsiu. Taip, ir mes pradedam, žinai, bandyti išsiaiškinti, kuris čia teisus, kuris klysta, kai santykių tai nekuria. Yra toks labai gera analogija, kurią aš moku. Kai mes bandom išsiaiškinti santykiuose, kuris kaltas, kuris ne, tai mes elgiamės kaip teisme. Nes teisme taip daro, bando išsiaiškinti, tu turi tiek pervesti, tu čia kaltas, čia tu kaltas. Bet ar pastebėjo žmonės, kad po teismo tos abi pusės tai nebūna santykiuose? Jie būna sugriuvusiuose santykiuose. Taip. Tai reiškia, kad jeigu mes poroj spręsdami konfliktą išsiaiškinsim, kuris teisus, kuris ne, tai mes neišspręsim. Išmintis yra kitame. Išmintis yra išmokime priimti skirtumų, brėžti ribas ten, kur negebam priimti skirtumų. Ir išmokti atsiprašyti tose vietose, kur žeminam, kai vis dėlto mes gebam priimti skirtumus, tiesiog tuo metu buvom psichologiškai, emociškai per silpni, kad priimtumėm juos. Dar norėčiau su tavim pakalbėti apie seksą. Santykiuose, žinai, kadangi... Jo, nes mažai žinau apie nesantykius. Nėra ten ko kalbėti. Pirmas dalykas, kurį jau išgirdau šiandien, žinai, iš tavęs, kad mums reikia išmokti, kaip tą aistrą kurti. Nes dauguma žmonių tikriausiai atrodo, kad kadangi pradžioje mes susitinkame, man labai patinka čia tas vyras, ta moteris ir viskas vyksta savaime. Taip. Ir po to, kai tas nustoja, prigesta, tai atrodo, tikriausiai aš jo nemyliu, nenoriu, arba aš kažkokia netinkama, arba partneris man netinka. Kas yra visiškai netiesa, nes aistra yra kuriama, tai yra procesas, kuris nėra savaiminis. Man atrodo labai svarbu apie tai pakalbėti ir paminėti. O čia labai plati, net ne tik aistra tenais yra, mes net nesuprantam, kaip visą tai vyksta. Pradžiai, kai viskas savaime gaunasi, aš mėgstu tą pavyzdį su vaivorykšte, kad kai mes pamatom vaivorykštę natūraliai gamtoje, jinai atrodo gražiai, atrodo net gražiai įspūdingai atrodo. Ir atrodo, nieko dėl to daryti nereikia, jinai tokia įspūdinga. Bet jeigu mes žinom, kas sukuria vaivorykštę, tai žinom, kad yra vanduo ir šviesa. Ir ją iš principo bet kada, bet kur gali susikurti. O tai daug pastangų reikia, kad būtų tokia įspūdinga. Labas rytas, taip. Taip. Tai, žinai, tai va čia yra apie aistrą ir geismą ir susijaudinimą ir visus tos dalykus. Ir mes, čia yra pastarojo mano laikotarpio labai, aktualiausia tema dėl to, kad aš labai pradėjau studijuoti tą temą. Aš nerasdavau, kur nukreipti žmonių, kai man ateidavo su tom problemom. Ir ypač kai ateidavo poros, kurios yra santykiuose ilgą laiką ir turi vaikų, turi veiklų, turi darbų ir yra sunku rasti laiko net šiaip pasikalbėti apie buitinius dalykus. Intimus gyvenimas jau smarkiai nukentėjęs arba kenčia ir jau kurį laiką atrodo gal pasitaisys, o jis tik tai blogėja. Ir patarimai, kurie yra tokie iš sąmoningumo pusės ar iš tokio, kad paskirti tam daug laiko, jie tiesiog nepraktiški yra, nes fiziškai neįmanoma. Sako, tai paskirkit savaitgalį savo. Sako, kokį, atsiprašau, savaitgalį, sako, mes neturim dienos, kada galim palikti vaikus kažkam. Jo, ir tada žmogui atrodo, kad jeigu ten, nežinau, žurnalas yra tokie patarimai arba specialistas tai patarė, o mes negalim, tai dar daugiau kalties jau tiek, kad čia viskas atrodo. Viskas jau baig. Taip, o pasirodo ne visai taip yra, nes mes pradžiai tik tai turim suprasti, kas mūsų santykiuose vyksta ir su kuo yra problema, nes mes net šiaip santykiuose neskiriam, kas yra aistra, kas yra geismas, kas yra susijaudinimas. Aš irgi neskiriu. Viską sudedam vieną ir sakom, čia yra, žinai. Čia šitas dalykas. Čia va tada, kada aš noriu. Bet, čia va tas. Jo, bet ne visai. Gerai, kuo skiriasi geismas, aistra? Nes, žinai, aistra, ta trauka vienas kitam atsiranda dėl instinktyvių mūsų skirtumų. Mes 100 000 metų, kai vystėmės, mes turim išvystytas medžioklės ir rinkimo instinktyvių reakcijų rūšis tokias. Ir, grubiai paėmus, tai urvinės moters ir urvinio vyro buvusios reakcijos, bet mes šiais laikais, pavyzdžiui, aš užaugau su moterim, aš daug turiu rinkimo instinkto išvystyto, tai mes galim turėti, tai nepriklauso nuo lyties. Net ir tos pačios lyties santykiuose
aistra atsiranda dėl to, kad yra priešingi instinktai. Vienas yra labiau medžioklės instinktas, o kitas yra labiau rinkimo instinktas. Ir tai pakankamai ryškiai net matosi, būna net ir aprangoje ir elgesy. Nu, mes matom ir tas pats yra ir santykiuose. Gali būti reversinti, gali būti moteris medžioklės instinktas, vyras rinkimo gali būti. Bet dažniausias variantas tai yra moteris yra rinkimo instinktas, vyras yra medžioklės instinktas. Tie poliai traukia. Bet tai, kad jie traukia, tai nereiškia, kad aš noriu mylėtis dar. Nes jeigu mes paimsim ilgalaikius santykius, būna taip, kad sako, manęs nebetraukia antrą pusę. Tai čia jau yra problema dažniausiai su aistra. Būna taip, kad manęs neatstumė, kaip ir traukia, bet aš neturiu noro mylėtis. Pats seksas atrodo, jis neturiu resurso imti. Ir tada jau klausimas greičiausiai bus su geismu. O geismas yra, trumpai pasakius, noras mylėtis, bet moksliškai būtų sudėtingesnis apibrėžimas. Ir jisai gali būti spontaniškas ir jis gali būti atsakomasis, vadinamas, responsive, nežinau kaip čia tiksliai išversti. Sukūriamas, aš taip vadinu. Jisai, matai, jis ne tiek sukūriamas, kiek jam reikia aplinkybių, kad jis galėtų atsiskleisti. Aha. Ir tas aplinkybės, aš esu už jas atsakinga, aš vis vedu prie to. Šiuo atveju jau atsiranda pora, kuri yra atsakinga, jau nebėra vienas mens, nes, matai, geismas ir mylėjimasis yra tarp dviejų žmonių. Okay. Yra tam tikrų sekso formų, kur tu vienas gali būti, bet tai nebebus jau poros santykio dalis. Aš žinai, dėl ko taip sakau, nes man atrodo ir tikrai girdėjęs esu įvairių tokių patarimų, kad, jeigu, nes dažniau vyrai nori labiau, o moteris pameta tą geismą. Tai moteris pati turi dirbti su savim, atsiskleisti savo moteriškumą, seksualumą, vienu žodžiu, praeit 9 ratus kančios ir tada jau ateit pas tą vyrą, jau žinai, su geismu, kas yra biškė nesąmonė. Praktiškai taip neveikia. Tai kągi daryti to moteriu? Praktiškai taip neveikia. Tai, ką tu sakei, tai yra esminis skirtumas, kad tas spontaniškas geismas yra dažnesnis pas vyrus ir dėl to jiems sunku suprasti, kodėl to spontaniško geismo nėra pas moteris, nes statistiškai pas moteris dažniau būna tas responsas. Bet gali būti ir pas vyrus, čia nereikia fiksuotis. Ir šiaip nėra labai svarbu, kaip yra pas visus, svarbu, kaip yra individualioj poroj. Jo, toj poroj. Bet kas būna klasikiniu atveju, tai kad geismo nėra, bet atsiranda spaudimas, kad yra dažnai bandoma spręsti per mažai sekso. Ir bandoma spręsti kiekiu, ne kiekio problemą. Aš žinau, kad dabar mane nuteis dalis žiūrovų. Bet aš su tavim visiškai sutinku. Problema, kai mes bandom kiekiu išspręsti ne kiekio problemą, tai atsiranda dar daugiau frustracijos, dar daugiau įtampos. Ir gaunasi taip galų gale, kad aplinkybės, kurios turėtų sukelti geismą, arba net nesukelti, o leisti atsiskleisti geismui, pavyzdžiui, vienam iš partnerių, imkim šiuo atveju moterį, jos tampa uždarančios geismą, nes atsiranda prievarta, ne ten fizinė prievarta, bet tas emocinė prievarta ar toks, žinai, visuomenės spaudimas, kad aš čia turiu. Ir gaunasi, kad tarkim, bučinys elementarus, apkabinimas, prisiglaudimas, pašnabždėjimas, jie yra trigeriai, kurie galėtų leisti geismui gimti, bet jeigu aš žinau, kad aš turėsiu po šito veiksmo seks kitas veiksmas, po to dar kitas veiksmas ir aš jau turėsiu mylėtis, o aš to geismo įprastai nesulaukdavom ir tai man nebūdavo malonu, tai tas trigeris tampa priešingybė, kuris man trukdo norėti mylėtis. Visiškai su tavim sutinku, labai yra daug klienčių, kurios, aišku, ne dėl šito ateina dėl to pačio emocinio valgymo, dėl emocijų ir po to tik tai prisipažįsta, kad labai dažnai vengia sekso prisivalgydamos. Netgi kai kurios, ir tai yra labai dažna istorija, kai sako, tai aš jau žinau, kad va čia, ir irgi prisiklausys, žinai, visokiausių patarimų, kad skirkite dieną, kuri yra tinkama, tada padarykite tokį ritualą. Ir sako, aš jau kai jaučiu, kad šita čia diena ir šitie ritualai prasidėjo, apie ką tu ir kalbėjo, ne? Aš einu prisivalgyti, prisikemšu tokių nesąmonių, kad man būtų sunku, kad ten pučia pilvą, žinai, ir taip ir sakau, ir žinai, aš šiandien labai blogai jaučiuosi. Ir sako, aš turiu pripažinti, kad aš vengiu tokiu būdu sekso. Ir čia, žinai, ateina, grubiai tariant, sulieknėt ir o problemos yra kompleksinės. Ir čia aš net negaliu padėti iš tikrųjų, nes problema yra kitokia, žinai, ir jai reikalingas tas valgymas, kad save apsaugot. Ir spręsti reikia visai kitą
pusė, tai čia labai yra dažna istorija. Tai žinai, kas poroje reikalinga ir čia yra skambės nepaprastai, nors nėra taip sudėtinga, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Mums reikia pakeisti seksualinio gyvenimo kultūrą poroje. Ne kiekį, ne kažkokį veiksmą, mums reikia pakeisti tam tikrus įsitikinimus, kas vyksta seksualiniam gyvenime poroje. Ir tam reikia pačiai pradžiai bent vieno žmogaus, kuris į tai pradėtų domėtis. Ir, žinai, ir aš suprantu, kadangi laiko nėra, tai turi būti kažkas labai nedidelio. Dėl to seksualiniam gyvenime ypač svarbu, nes seksualinio gyvenimo problemos prasideda tada, kai yra, žinai, numeris vienas priežastis - nuovargis, laiko trūkumas. Tai yra vaikai atsiranda, verslai, veiklos kažkokios, ar ne? Gyvenimas. Taip. Ir kadangi yra laiko trūkumas ir norais, dėl to mes turim labai taikliai taikyti į problemą. O problemos yra skirtingos. Net ir tas pats geismas, jisai kartais yra, ta skatinamoji sistema yra labai, tokia prislopinta. Kartais ta skatinamoji sistema puikiai veikia, bet slopinamoji sistema yra labai aktyvi, kuri visą laiką yra sexually excitation system, sexually inhibition system, tos dvi tokios, kurios veikia. Ir mes turim suprasti, kuri tuo metu veikia ir tą vietą spręsti. Nes jeigu mes bandysim viską taikyti, tai taip, jeigu mes paskirsim mėnesį, 2 mėnesius, viską taikysim, išvažiuosim ten viesi, bet turint vaikų veiklų, mums neišeis to padaryti. Jo, ir labai gerai, kad mes apie tai kalbam, nes tada atrodo, kad mūsų poroj tai yra neįmanoma. Jeigu tai yra, žinai, va tiek visko reikia čia padaryti. Jo, o reikia, tai porai dažniausiai reikia nedaug, reikia kelių pratimų, reikia kelių pokalbių, žinai, tie pokalbiai, atrodo, reikia labai daug kalbėtis. Jo, palauk, kaip moteriai, kuri yra 15 metų, pavyzdžiui, su to pačiu vyru, ateit vieną dieną ir sakyk, klausyk, seksas tavim manęs netenkina, reikia kažką keisti. Čiagi atrodo, tu nubrauksi visus 15 metų. Jeigu niekada apie tai nesikalbėjęs, kaip ją ateit išdrįsti iš vis, kokiu būdu vest tą pokalbį, nes tokiais, žinai, užuomenom tai jinai jau bandė ir ten dažniausiai nieko nepavyko. Ir priekaištais, aišku, bandė irgi. Todėl, kad mes, kodėl aš ir sakiau, kad mums reikia keisti seksualinio gyvenimo kultūrą, todėl, kad visas tas procesas nėra taip pat ateinu ir dabar kalbu, čia buvo blogai, mes dabar kažką darysim. Mes pradedam pirmiausia nuo savęs ir kai antra pusė pradedam matyti šiek tiek jau skirtumų manyje, tada mes turim tokį ne tiek oficialų pretekstą, bet tokią priežastį eiti ir kalbėtis, kad, žiūrėk, yra skirtumai, kurie atsirado nuo to, kad aš pradėjau daryti šitos pokyčius ir aš noriu, kad jie tęstųsi, kad mūsų seksualinis gyvenimas gerėtų ir mes tada galim tęsti. Mes turim, žinai, čia daug iššūkių, tik klausimas, kuris yra kurioj poroj. Seksualinė kultūra apskritai yra susiformuojant iš to, kokią mes edukaciją gavom arba patys mokėmės, nes mes nieko negavom dažniausiai atveju. Ir ta edukacija yra kur? Iš pornografijos, iš filmų kokių nors, iš visiškai netų šaltinių, kuriuose iš tikrųjų yra, seksas yra malonumo šaltinis. Kas gaudavo tokią edukaciją vaikystėje, kad seksas yra malonumo šaltinis? Aš tau galiu pasakyti, aš turėjau klientę, kuri prisipažino, kad jinai, kai ėjo į santykius, santuoką, jinai ėjo su įsitikinimu, kad seksas tai yra vyrai. Jam malonumas, jam reikia, tai reikia duoti, kai jis prašo, o man reikia pakentėti. Ir jinai ilgus metus tiesiog atlikdavo pareigą, nes taip, nežinau, močiutė sakydavo, mama sakydavo, iki momento, kai sužinojo, kad gali būti kitaip. Nes kažkurio momento, žinai, tas seksas dingo, nes jau, kiek kentėtų galėtų, visą laiką eini kažkokią tai nesąmonę. Jis dingsta, pradėjo, žinai, domėtis, kapstinėtis šitoj temoje ir pasirodo, aš galiu patirti malonumą. Pasirodo ir man tai yra malonumas. Ir jau, žinai, jeigu čia yra problema, žinai, tai kaip čia kalbėti apie kažkokį ten paįvairinimą, geismą, poroj ir taip toliau. Tai labai sudėtingos iš tikrųjų temos yra. Taip. Sudėtingos, kai, žinai, kai pasiemi temą bet kokią, kurią nesidomėjai, atrodo sudėtinga. Kai jie pasidomi, nebėra tokia sudėtinga. Išmokti visą temą, išanalizuoti visas įmanomas elgsenas, taip, turbūt sudėtinga. Bet savo santykiuose pasižiūrėti, kurios problemos ir į kitus taip smarkiai nekreipti dėmesio, nėra taip sudėtinga. Reikia tik tai pasakyti. Žinai, pirmiausia, reikia tikėjimo, kad įmanoma. Tada reikia ieškoti šaltinių, ateiti mokytis ir, žinai, gaunas ir vieni savarankiškai mokosi, kitiems reikia konsultacijų, žinai, kiekvienas savaip prieina prie to. Ne, bet tikriausiai konsultacija yra pats trumpiausias kelias, kai tau nereikia, žinai, kapstytis. Greičiausias yra. Gali iškrauti, pavyzdžiui, tau problemą ir žmogus iš šono
Nes mes irgi, pavyzdžiui, mano tema, lieknėjimo, emocinio valgymo, taip dažnai būna, kad žmonės ateina, labai daug pasikausti, informacijos labai yra daug. Ir jie tokie jau sako, pas mane tokia problema, čia va šitas, gal kažką man padarysit. Ir tu matai, kad jis tiesiog atėjo su rinkinuku klaidingų įsitikinimų, kad visų pirma reikia išmesti pusę tų įsitikinimų ir pasakyti, kad visai kitaip viskas atrodo, žinai, ir tada pradėti jau lieknėti. Tai čia, man atrodo, apie santykius tų klaidingų įsitikinimų yra daugiau negu apie mitybą. Na taip, jeigu mes užaugom ir mūsų nieks nemokino, tai iš kur mes žinosim? O jeigu ir mokino, tai klausimas, ar žinojo tie, kas mokino, nes kai kurie dalykai yra visai neseniai prasimušę į viešumą, ilgą laiką buvo laikyti netiesa. Net ir tas pats, dar turbūt atsukus ten kokį 50 metų atgal, tai ne tik tai ta klientė sakytų, kad moteris turi atkentėti, dar ir gydytojai tai pasakytų jai. Tai čia ne tiek daug laiko yra praėję. Nu, žinai, kada ten 1300 kažkuriais metais svarstė, ar moteris iš vis turi sielą. Tai čia iš tų pačių temų. Arnai, sakyk, ką daryti tom mano klientėm, tom moterim, kurios nori keisti santykius, nori geresnių santykių, žinai, nori pačios keisti santykiuose, bet jaučiasi kaip spąstuose, atsiduria tiesiog į nekalbantį, šaltą vyrą, kuriam šis atrodo šita tema nėra aktuali, kuris maloniau sakytų, atsiknisktum nuo manęs, tiesiog gyvenam toliau. Tada irgi kyla idėjų įvairiausių ir apie gal jis neištikimas, gal jam dėl to gerai, kad jis kažkur ten turi laimę ir jam gerai. Arba labai dažnai svarsto ir mano kabinete moteris, kad blemba, turim šeimą, turim verslus, turim namus, vaikus, nėra aistros, nėra supratimo, viską išbandžiau, gal man nereikia skirtis, o reikia surasti meilužį ir aš tarsi išsaugosiu, žinai, tą šeimą. Kai mes jau taip ilgai esam poroj, kai jaučiamės kaip spąstuose, ar įmanoma kažką pakeisti, kada įmanoma, o kada jau ir kokį sprendimą čia pasirinkti? Kaip jį pasirinkti? Ilgalaikiai santykiai formuojasi tada, tvarūs tokie, kada mes gebam nežeminti vienas kito ir išmokti kurti tokį, aš vadinu, lygiavertį ryšį. Ne lygų ryšį, ne lygybę, bet lygiavertį ryšį, kada mes žinom, kad mes esame vienodai verti turėti savo nuomonę, vienodai verti turėti sprendimų laisvę, vienodai verti turėti poilsį ir taip toliau. Ir ilgalaikiai perspektyvai, žiūrint į poras, kurios jaučiasi įkalintos, dažniausiai būtent to lygiavertiškumo ir nėra. Tai bendrai, ką poros daro, arba tas asmuo, kur sako, tai aš išbandžiau viską, neveikia. Aš dažnai sakau, išbandai viską išskyrus tai, kas veikia. Bandai tik tai neveikiančius dalykus. Ir tarp kitko, čia yra pakankamai svarbu, kodėl bandom mes dalykus. Mes bandom dalykus, kurie yra patogesni. Lengviausi galbūt. Mes nebandom dalykų, kurie yra nepatogus, nes atrodo, čia tikrai taip nepadės. Ir kas yra nepatogus? Nepatogus yra dažniausiai atsiprašymas už ten, kur aš skaudinau. Bet sako, betgi jis nusipelnė, ar ten jinai nusipelnė. Arba kas iš to? Aš ateisiu, atsiprašysiu ir kas. Aš atsiprašau atgal niekas ir jisai niekaip nesureagavo, ar ten dar piktai kažką drėbė atgal. Žiūrėkit, atsiprašymas, jeigu įmam atsiprašymą, jis turi įvykti ne todėl, kad mes gausim atlygį kažkokį, jis įvyksta todėl, kad yra teisingas žingsnis. Apskaičiuotas toks, žinai. Jo, čia nėra manipulacija. Jeigu mes einam pamiškėj ir matom į vielą įsipainiojus žvėrelį, ir mes jį išlaistom todėl, kad mes jaučiam, kad tai yra teisingas žingsnis padaryti, o ne dėl to, kad jis padėkos. Per pasakas gali atsisukti kiškis ir dėkoti ir sakyti, dabar visas miškas tau padėkos. Realybėje tai jis tau įdrėks ir nubėgs. Nes jis buvo baimiai. Tai jeigu mes kažkur skaudinam antrą pusę, nepriklausomai nuo to, kiek jinai padarė mus, vėl mes turim išmokti atsiprašyti už tuos dalykus, kuriuos skaudinam. Ne dėl to, kad jis jį teisingai elgėsi, kai mums kažką darė, bet dėl to, kad tai yra teisingas dalykas iš savo pusės padaryti. Iš kitos pusės ten, kur mus skaudina, mes turim išmokti brėžti ribą. Tas irgi vėl yra nepatogu, nemažai šiandien kalbėjau. Ir vien šitų dviejų veiksmų dėka poros išlipa iš labai sudėtingų
tu taip supaprastinai visą tą, žinai, sudėtingą dalyką, kad, todėl, kad pradedu tikėti. Nes jeigu mes, žinai, už manęs sako, turi būti kažkas labai kompleksiško, labai sudėtingo. Sudėtingi dalykai neveikia gyvenime. Aš lygiai taip pat sakau savo, žinai, klientėm apie lieknėjimą, jūs tam norit visų šitų, o realiai paprasti dalykai. Kuo paprasčiau, to didesnė tikimybė, kad aš galiu tai taikyti. Taip, tai turi būti kažkas paprasto, bet santykiai turi inerciją. Jie turi inerciją metų, 1,5–2 metų. Kai mes pradedam keistis, ne iš karto antra pusė patikės, kad atsiprašė, o tai dabar kažkas pasikeitė, galvoja prisiklausė podcasto, dabar čia atėjo atsiprašyti. Ko nori? Ko nori? Praeis ten pusmetis, pradės matyti, kad yra skirtumas ir tada pradeda keistis paties santykio kokybė. Ir nėra, aš žinai, niekada neduodu garantijų ir nėra garantijų, kad santykis būtinai bus išsaugotas toks, koks jisai buvo. Gali būti, kad pati santuoka, pavyzdžiui, iširs, bet jūs gebėsite atkurti santykį. Gali būti, kad išsaugota bus santuoka. Aš nežinau, nes kartais, kai mes bandom kurti lygiavertį santykį, antra pusė būna nelinkus augti. Ir pavyzdžiui, tarkim, imkim santykį, kur antra pusė buvo galios pozicijoje. Ten valdė finansus, valdė sprendimus visus ir viskas pagal jį yra. Ne? Ir tu bandai kurti lygiavertį santykį ir tas žmogus tik tai galios pozicijai jaučiasi saugus, nes jis ir jaučia nepilnavertiškumą. Jam tik tai, kai jisai valdžioje yra, tik tada gali jausti saugus. Nu tai yra tikimybė, kad sakys, ne, aš lygiaverčio santykio tikrai nekursiu, aš tikrai neleisiu tau priiminėti sprendimų ir geriau susirasiu kažką kitą, kur vėl valdysiu ir vėl būsiu iliuzijai, kad aš čia esu, žinai, santykiuose. Nors tai nėra. Mano skyrybos, kai vyko, tai viena iš sąlygų, kai buvo, gal pabandom išsaugoti, jeigu būsi normali. Būsi normali. Nebūsiu. Deja. Tai vat čia irgi yra apie tą patį tikriausiai. Yra daug tų dinamikų, kurios vyksta, bet jos yra atsikartojančios, jų nėra toks didžiulis kiekis, bet pagrindas ilgalaikio santykio ir kodėl žmonėms nepavyksta išlipti, tai kad nedaro to, kas yra tikrai nepatogu, neatsiprašo, nebrėžia ribų. Čia du pagrindiniai dalykai, ko mes Ir labai paprastai atrodo iš tikrųjų. Įmanoma, žinai. Bet, žinai, reikia suprasti ir kurioje vietoje, nes ir atsiprašinėti galima didinant nelygiavertį, žinai, būna nubrėžia ribą, antra pusė pasipiktina ir pradeda atsiprašinėti, kad brėžiau ribą. Atsiprašau už mano jausmus, žinai, visi šitie dalykai. Ir tada gaunasi, kad sakys, aš atsiprašinėjau, net. Techniškai taip, atsiprašai, bet realiai tai tu grioviai santykius toliau. Arba vietoj ribos brėžimo, kadangi mes nesame matę, kaip brėžiamos ribos, dažniausiai esame matę, tai kontrolė, pradeda brėžti kontrolę, sako, aš brėžiau ribą. Nu, ne, jeigu tu kontroliavai, tai tada irgi nebus santykio. Tai mes turim taip išmokti tos subtilumus atskirti. Ir, tada reikia arba mokymų, arba konsultacijų. Bet man atrodo, reikia čia tada pasakyti, kad mokymų ir konsultacijų neužteks, nes tai yra procesas, kurį reikia mokytis ant gyvo žmogaus, kitaip tariant. Nes aš galiu viską sužinot ir tik atėjusi, žinai, pas tave ir kažką netinkamai, ne taip, dėl to, kad man tai nėra būdinga, aš dar nemoku tų ribų brėžti, tai nėra taip paprasta. Ir čia reikia suprasti, kad kartais reikia laiko ir man, kad aš sugebėčiau ramiu tonu tai daryti, žinai, kad gebėčiau gražiai tai daryti, ne brėžiu, viskas. Ir taigi ne tik, ribosgi yra apie neverbalinę kalbą, apie mano mimiką, apie balso toną, žodžiai svarbus, bet apie elgesį čia yra labiau. Žinai, mes gal savo neverbalinės nesuvaldysim, bet kai mes techniškai išmokstam brėžti ribą, mes suprantam, kad yra keli etapai. Mes turim iškomunikuoti, mes turim ginti po to. Tai pats faktas, kad mes turim nusistatyti ribas, kurias mes gebėsim ginti. Ir jeigu mes pradedam brėžti ribas tiesiog teoriškai prisiskaitę ir teoriškai sakė, kad tokia riba yra teisinga, bet aš negebu jos išlaikyti, tai nesigaus. Tai mes, žinai, čia ir prasideda visas tas procesas, darbas. Bet tikrai daugelį porų yra įmanoma ženkliai daugiau nei žmonės įsivaizduoja. Ir ypač vienas toks man svarbiausių momentų, kurį reikia atskirti, jeigu pora turi vaikų. Jie santykiuose bus keliasdešimt metų nepriklausomai nuo to, ar jie bus santuokoje ar ne. Dėl to mums vis tiek reikia mokytis atkurti santykius, nes blogiausiu atveju tai bent jau kitiems santykiams turėsiu įgūdžius. Tikrai taip. Galbūt tai pabaiga dar vieną mano mitą nugriausi, nes besiruošdama galvoju, kaip gerai ateis vyras, pakalbėsim tokiam moteriškom temom apie santykius. Ir tada galvoju, ar čia tik mano galvoj, ar visuomeniai, ar taip yra, kad moteriams santykiai rūpi labiau, kad čia yra tokia moteriška tema, nes atrodo, vyrams nerūpi nei santykių kūrimas, nei santykių išsaugojimas. Ar aš čia klystu?
Labai įdomi statistika yra pas mane Instagrame, pavyzdžiui. Pas mane sekėjų moterų yra didžioji dauguma, vyrų ten yra tarp 10-20%. Bet žinučių, kuriomis parašo, kad man reikia pagalbos ar ten kaip spręsti šitą ar kitą klausimą, iš vyrų ir moterų gaunu vienodai aš. Galvoju, daugiau iš vyrų jau nustebau. Nedaugiau, bet apytiksliai, nes okay. Ten gali pasiruoti, aš žinai, tikrios statistikos nėra. Tai vyrams rūpi santykiai. Tai vyrams rūpi, net iš mažesnio kiekio sekančiųjų, užtat ryžtingiems veiksmams pasiryžus yra daugiau negu iš moterų to didesnio kiekio, nes sąlyginai mažesnis kiekis parašo. Bet yra tas skirtumas, kultūrinis, mūsų auklėjimo skirtumas yra, kad vyrams nepatogu kalbėtis atvirai, vyrai neatskleidžia, nebūna pažeidžiami, vyrams verkti negalima, vyrams problemų turi nebūti, ir ten sako, tau negerai, tu spręs, man viskas gerai. Tas toksai fasadas, kuriame yra, žinai, aš turiu vyrų grupės, pavyzdžiui, kuriuose mes dirbam, ir būna toks procesas, kad pačiai pradžiai vieni pradeda atsiverti, o kiti galvoja, ne, aš dar pabūsiu. Aš stiprus, atsilaikysiu. Ir žinai, galvoja, čia šitie tegu atsiveria, jiems ten gal blogai, bet aš būsiu šiek tiek gal kietesnis, stipresnis. Ir kas gaunasi po kažkiek laiko, tiems žmonėms, kurie atsiveria, jau pradeda keistis dalykai, o tau tai vis dar ne. Gal tu toliau laikai fasadą. Ir galų gale, žinai, griūva tas fasadas, kai ypač kokie vyrų grupiai būni, tada tu pradedi matyti, kad palaukti nėra čia jokios prasmės iš to fasado laikymo. Jo, iš tikrųjų laikymas tų apsauginių tokių mechanizmų, fasadų būdingas, žinai, ir moteriam, ir su tom emocijom visom, jis labai reikalauja daug jėgų. Tu su nieko nebendrauji iš savo tikro, to, žinai, vidinio brandolio, tu tiesiog bendrauji iš kaukių ir tai labai yra liūdna istorija, nes grįžusi namo, jauti didelį skausmą ir liūdėsi, kad niekas tavęs tikros taip, žinai, ir nepamatė, nebendravo su tavimi, tik tai tie fasadai. Tai labai džiaugiuosi, kad vyrai irgi nusiema kaukes ir fasadai. Tai nereikia, žinai, ypač toms, žinai, sekėjams ar sekėjams, žinai, kurie žiūri, nereikia žiūrėti, kaip visi elgiasi. Klausimas, kaip yra pas mane ir pridėti nuo asmeninės atsakomybės. Bet kurį klausimą, ar tai yra seksualinio gyvenimo, ar ten ryšio klausimas, mes vis tiek galim pradėti įspręsti nuo savęs ir tik po to priimti antrą pusę. Ar įmanoma tada pakeisti, jeigu keičiasi tik vienas žmogus? Neįmanoma, kad antra pusė nesikeistų, kai vienas keičiasi. Kitaip atsakau, neįmanoma, kad nesikeistų. Ačiū tau labai už šiandienos pokalbį, išeinu įkvėpta. Ačiū tau, kad pakvietei. Labai patogi sofa ir labai jaukiai čia mes pasikalbėjom. Jo, labai ačiū tau.